nes tai sudaro tokį įspūdį, kad mes čia darome kažkokį spaudimą, tikriname prokurorų sprendimus, prokurorai tikrina kažką, mes tikriname prokurorų, vėl reiškia revizuoti lyg ir norėtume. Tai aš manau, kad ta praktika ateis pas mus irgi ta tokia geroji, reiškia, kad iš tiesų nereikėtų tokio sudaryti įspūdžio, kad mes kišamės į teisėsaugos, reiškia, reikalus. Todėl aš ir manyčiau, kad galbūt nereikia tos medžiagos pertinti nei ekonomikos, nei biudžeto komitetui. Prokurorai priėmė sprendimą, savivaldybė priėmė sprendimą, prokurorai kontroliavo ir ne vieną kartą. Tie sprendimai yra priimti, viskas patikrinta ir čia reikia dėti tašką tiesiog to istorijai ir viskas. Aš manyčiau, kad ir yra gerai, kad mes, aš vis tik ir dabar manau gerai, kad mes nuėjome iki pat galo, ištyrėm tiek, kiek yra įmanoma. Čia iš pradžių visokių politinių buvo metama kaltinimų, kad čia kažkas sugalvojo politiškai. Ne, priėmėm sprendimą, sprendimas yra toks, prokurorų toks, patikrinta, viskas išsiaiškinta, dedam tašką ir čia niekas, nei mes nesuklydom, nei ten Druskininkų savivaldybė, nei Vilius Semeška nesuklydo, visi ėmėmės tos iniciatyvos, tašką padėjom, radom, reiškia, sprendimus ir reikia baigti šį tyrimą ir daugiau nebekvestionuoti, nebesikišti į visokius patikrinimus. Ačiū.